Iš tikrųjų, aš panašiai kaip ir brolis Mečislavas Dievo neieškojau. Aš gimiau katalikų šeimoje, mano tėvai tikintis, iš tikrųjų ypatingai amžinatilsį tėvelis. Bet man iki 40 metų tai bažnyčia buvo, taip, kalėdos, Velykos, nueiti, kiaušinis padažyti, paplatkėlį paimti. Ir niekada nesuprasdavau, kiek ten laiko reikia, kodėl tokios ilgos mišios yra. Būdamas armijai, aš įstojau į komunistų partiją ir pakankamai normaliai tikėjau, kad tai baigęs, kad gyvenime pagrindinis dalykas, ko reikia siekti, tai materialinės gerovės, malonumai. Bet visą tai, ant ko aš stačiau savo gyvenimo pagrindą, vieną dieną sugriuvo. Iširo mano šeima. Nors aš iš tikrųjų beprotiškai mylėjau savo žmoną ir savo vaikus, bet vieną dieną tai visą tai dingo. Mes gyvename pasiturinčiai, aš buvau verslininkas, transporto kompanija, kelionės, malonumai visi gyvenimo, priedo dar. Iš tikrųjų, man be galo šiandien sunku liudyti, nes aš nesitikėjau šito ir dabar iš naujo pervertinant šitą, aš matau, kad šiai dienai aš moku už visas tas nuodėmes, kurias esu padaręs. Nes netgi būdamas verslininku, šiandien aš supratau, kad irgi tarnavau šėtonui. Aš užsiiminėjau ne tik krovinių gabenimu, bet ir kontrabandą, stambių mastų. Kaip dabar neseniai tyrėjas pasakė, sako, tu, kurie grupuotėje buvai, tai su jumis palyginus karalius yra smulkmenė. Nes iš tikrųjų dabar byla yra nagrinėjama byla, byloje yra apie 120 įtariamųjų. Man pačiam asmeniškai, kad tik pradėta penktadienį nuėmė pasižadėjimą neišvykti, ta prasme, bylos pabaigtis mano atžvilgiu tai jau irgi yra aiški, aš gavau baudą, bet tai priimu kaip Dievo malonę, nes pagal straipsnį tai buvo nuo 7 iki 15 metų stambus mastas. Bet ne apie tai. Lygiai prieš 4,5 metų, 4 metus ir 2 mėnesius, aš pirmą kartą atėjau į šitą banketą, šitoje salėje, aš pirmą kartą pamačiau šitos vyrus. Štai tada, kad aš iš tikrųjų nenorėjau gyventi. Aš nemačiau gyvenimo prasmės, aš nejutau jokių malonumų. Man kiekvieną dieną atsikelti buvo didžiausia kančia. Mano gyvenime atsirado tuo momentu alkoholis, aš gyvenau, iš tikrųjų gyvenau nuosavam name, kurį nuomavausi Stanevičiaus gatvėje. Buvo ateinanti moteris, kuri tvarkydavo visus namus, plaudavo, pinigų ta prasme užteko, bet aš nejutau jokio gyvenimo malonumų. Aš ieškojau atsakymą, kodėl mano gyvenime visą tai įvyko. Aš ieškojau parapsichologijai, rytų filosofijai, bet man tapdavo dar tik tai blogiau. Kažkoks tai palengvėjimas. Bet vieną dieną mano gyvenime, tiksliau, vienas susitikimas ir vienas pokalbis su vienuolė, išklausius jinai mano gyvenimo istorijos, sako, aš žinau, kas tau gali padėti. Sako, eik į veikliųjų žmonių bendriją ir davė man brolio Vinco telefoną. Daug ten pas mane tų telefonų yra, daug tų vizitinių yra. Bet jinai kiekvieną ketvirtadienį man siųsdavo žinutę, priminimą, susirinkimas. Kiekvieną mėnesį yra banketas, nueik. Dabar suprantu, kad jinai meldėsi už mane. Ir aš vieną kartą atėjau, atsisėdau čia ir aš įsigandau. Kur aš papuoliau? Sekta. Nesupratimas, vyrai glebesčiuojasi, dar baisiau. Bet kada atsistojo mano krikštatėvis, brolis Jaroslavas, ir papasakojo absoliučiai mano gyvenimo istoriją, man jie pirmą kartą atsirado viltis, kad mano gyvenime irgi gali kažkas tai pasikeisti. Ir iš tikrųjų po šito banketo, tada kviestinio pietų, tai vyko gruodžio 12 dieną, mano gyvenimas pradėjo labai sparčiai keistis. Ta prasme, Dievo malonė jinai momentaliai išsiliejo.
Pirmas dalykas, širdyje atsirado ramybė, viltis. Viltis atsirado, kad gali kažkas tai būti geriau. Aš tada pirmą kartą perskaičiau knygutę Laimingiausiai pasaulyje žmonės. Aš perskaičiau ją per vieną naktį ir aš verkiau visą naktį, skaitydamas kiekvieną tą žodį. Sekantis dalykas, kas su manim tuo momentu jau buvo atsisakęs, buvo tada 16-17 metų, sūnus su manim nebendravo visiškai. Po 3 savaičių jis man pats paskambino, mes pradėjome bendrauti, tapome geriausi draugai. Aš tai irgi priėmiau kaip stebuklą, jis net atsiprašė manęs. Atsirado, mano gyvenimo pasitraukė visi tie draugai per pusę metų, sugerovai. Biznio partneriai tie, kurie man neapgaudavo biznį. Atsirado nauji broliai, kurios vat ir čia daugelį yra. Po už pusmečio Dievas grąžino man transporto priemonės, kurios buvo Baltarusijai konfiskuotos. Bet aš dar ką galiu pasakyti, nors aš ir gyvenau ieškodamas viešpaties, sliejo mano malonę, man malonės sliejo. Bet kartu aš gyvenau dar ir su tais draugais ir verčiau biznį, su tais bičiuliais, kurie buvo iš ano dar pasaulio. Ir dabar tai šitą dalyką suvokiu, kad mamonui ir Dievui vienu momentu tarnauti negalima, pasirinkti reikia vieną. Dievas pakeitė mano širdį, nes aš anksčiau buvau pats ir teisėjas, ir prokuroras, ir bausmių vykdytojas. Tai ir žmonių tarpusavio santykiuose, tai ir šeimoje. Nors mano šeima neatsistatė, bet atsirado bendravimas, atsirado santykiai normalūs su vaikais, atsirado santykis su artimaisiais savo. Iš tikrųjų viešpats, kuo aš labiausiai džiaugiuosi, kad viešpats pakeitė mano širdį. Iš tikrųjų, kur atėjo meilė, ramybė. Dievas lieja man be galo didelės malonės. Aš prieš pusę metų galvojau, kur aš praleisiu žiemą. Kaip man reikės pragyventi, nes iš tikrųjų aš jokio nekilnojamo turto nieko neturiu ir negaliu jų turėti artimiausius dar kokį 10-15 metų. Bet viskas tai priklauso nuo Dievo malonės. Aš dabar gyvenu Balsiuose nuosavam name, kurį man iš Dievo malonės sesuo pasakė, išvažiuodama pasakė, atvažiuok, imk, naudokis visų šitą malonumą. Ir man tai realiai nieko nekainuoja. Šlovė ir garbė viešpačiui.